Kiek garsių menininkų išeivių iš Lietuvos galėtumėte išvardinti? Pagalvokite, kiek užlenkėte pirštų. Po šio reportažo užlenksite 9. Tiek išgirsite naujų vadinamosios 4-osios emigracijos bangos atstovų pavardžių. Jauni menininkai tarp Lietuvos ir 7 pasaulio šalių kelioms savaitėms sugrįžo namo. Jei ne patys, tai bent savo darbais. Mano vardas yra Sonja Dietrich, kas yra mano pseudonimas, kurį aš turiu nuo 15 metų. Man rytoj sukanka 28, kasme arba šiąnakt. Aš gyvenu Edinburge, bet kraustausi į Londoną. Studijuoti 3 magistro, Goldsmith'e, tikėkimės. Marija Griniuk. Aš gyvenu šiuo metu Danijoje, gyvenu Kopenhagoje, bet studijuoju kitame mieste, Orgus. O štai čia, per parodos 9 menininkų gyvenimai atidarymą, performansą atliekanti Joana Gelažytė, gyvenanti ir kurianti tarp Lietuvos ir Norvegijos. Tai jau 3 pavardės jaunų menininkų, kurias galima pavadinti 4-osios emigracijos bangos atstovėmis. Tačiau priešingai nei ankstesni emigrantai, šie ištrina tokį apibūdinimą ir nuo jo net atsiriboja. Ir aš galiu pasakyti drąsiai, kad aš savęs neskaitau emigrantą, kuri emigravo ir atsiskyrė, atsiribojo nuo Lietuvos. Aš esu gal daugiau kaip migruojantis žmogus, migruojantis menininkas. Meninėme socialinėme projekte dalyvauja 9 jaunosios lietuvių menininkų išeivijos atstovai iš 7 šalių. Roma Auškalnytė, Suomija, Karolina Belskytė, Anglija, Aistė Dabkevičiūtė, Vokietija, Sonja Dietrich, Škotija, Joana Gelažytė, Norvegija, Marija Griniuk, Danija, Eglė Jaunsams, Anglija, Justina Nekrašaitė ir Laimonas Zakas, Olandija. Dabar tokio kaip išeivijos ar emigravusio menininko nelabai yra, tos ribos galbūt net išnyko, nes menininkas tiesiog yra toks veikėjas, kuris visur yra. Jisai gali būti vienoje šalyje, kitoje, gali būti reziduoti, gali turėti studijas, kažkur parodas nuolatinės. Mano išvažiavimas buvo vos ne kaip kultūrinė emigracija, nes tada, kada aš mokinausi Dailės akademijoje, kuri yra iš to, ką mes turim iš tikrųjų nuostabi įstaiga ir turi labai įdomius dėstytojus, man asmeniškai buvo pakankamai ankšta, nes man atrodė, kad aš negalėčiau daryti tai, ką aš darau dabar, arba ko aš profesionaliai užsiemu virš 3 metų dabar. Aš studijavau Vilniaus Dailės akademijoje ir užbaigiau tenai tapybos restauravimą. Ir mane be galo žavėjo ta kryptis tuo momentu, bet užbaigus aš kažkaip nusprendžiau, kad man to neužtenka. Šie emigrantai priešingai nei ankstesni Lietuvą paliko ne dėl politinės ar ekonominės situacijos. Ir greičiausiai žodis paliko čia taip pat netinka, nes šie menininkai kaskart vis sugrįžta. Šįkart į Užupio meno inkubatoriaus galerijoje Kalnas veikiančią parodą. Aš darau performansus su garsu ir su video. Šis performansas arba gyva instaliacija man yra kiek neįprastas, nes dažniausiai aš labai komunikuoju su publika ir aš pati kuriu savo garsą ir aš kuriu savo filmus ir mano temos pagrinde yra apie socialinį neteisingumą prieš mažumas, moteris, vaikus, rases. Šitoj parodoj aš rodau 2 darbus. Vienas darbas tai yra video Ledo vilkai. Antras mano darbas yra performances, kur aš naudoju vienintelį instrumentą savo balsą. Pasaulis traukiasi, o svajonės pasiekti tolimus kraštus jau nebe svajonės, o lengvai įgyvendinama realybė. Žmonės išvažiuoja ir grįžta. O šiems menininkams grįžti dar smagiau, nes laukia ne tik tėvai, giminės ar draugai. Laukite ir jūs, nes dabar jau pažįstate. O jei dar nesusipažinkite iki gruodžio 4 dienos.